Tai gerą dieną vadyba, trečią darbų dieną. Iš tikrųjų visas 4 vietas čia aplink Stavangerį, visur poniškas vietas, tik tai atsidaryti durys į viskas, į vidų nieks niekur neleidžia, tai turėjau, galim sakyti, tokias kaip senukus moki veži parduotuvės. Tai tas visas išsimečiau, gavau darbų, varau vėl eilinį sykį krauti žuvį, krausiu žuvį ir varysiu į šiaurę. Žodžiu, čia pas mane orai tai super, aišku, ilgai nesidžiaugsiu, bet va, plius 6, saulikė šviečia, tikras pavasaris. O ką man varyti tą keltuką, tiesiai iki žuvyno, ten 100 metrų liks to važiuoti. Ir krautis reikės. Nu ten jau tikrai kažką parodysiu, tai vat ant ryščio kol kas. Tai ką, atplaukiau į salą, nes aš čia buvęs, reikia varyti ieškoti, kaip čia kas atrodo. 200 metrų čia eina ta keltuka iki to žuvyno. Prasileist lengvas. Ir gazuoti. Sloga nepraėję, vis dar nosis užgulus, bet galvos neskauda, tai jau gerai. Teraflutas, kur vakar gėriau, tai 3 mėnesiai kaip galiojant pasibaigęs. Tai gal dėl to nieko neveikia jisai. Bet nemanau, kad čia dėl 3 mėnesių kažkoks veiklėsis medžiagas būtų pasikeitę. Tai va, ką pasikrausiu ir varysiu atgal su to pačiu keltuku. Iki iškrovimo bus 2000 km, šiandien pirmadienis, tai reikia būti ketvirtadienį ryte. Manau, spėsiu. Čia saloj, kai visą laiką keliukai jaučia bus siauri, toli nereikia važiuoti, nieko tokio. Kaip Anglijoje, tik vietoj krūmų ne krūmo, jau akmenis. Ok, ką čia turim? Čia turim parkingą. Jau čia stataus į parkingą ir eina ieškoti, kad čia kas yra. Įdomu, čia pačiam krautis reikės ar pakraus. Nusižinos. Nėra problemos. Paklausim. Nu, va, pasiparkavom. Einam ieškoti ofiso. Tai va, čia va ofisas. Yra ant durų telefono numeris. Pasiskambini. Ir pasako, ką daryti. Tai man, žodžiu, dar neparuošta žuvis. Tai teks laukti. O dabar sugrąžinti vairuotojų patogumų rubrikėlę. Tai va, irgi yra dušas, suoliuks viską pasidėti tvarkingai, šilts vandenėlis, tūliks, kriauklė, aš visas apsisnarglyjas. Žodžiu, reikės eiti įsimaudyti pasikrovus, nes neaišku, kiek čia laiką aš užtruksiu, kad nebūtinai maudytis, pradedi praustis visas, kad nereiktų muilinam šokti į Kamazą. Tai va, Aida parodysiu, dėl ko mes fotkinam tas priekabas, kad valdžiai būtų lengviau atsekti va tokius bajeris, kas kur, kaip, dėl ko. Čia duoda 99%, kad tunelį kliūva. Važiuosimės irgi ten Afauskis tais tuneliukais. Gal irgi kažką parodysiu. Tai va, žodžiu, taip ir gyvenam. Čia vaizdai tokie.
gali valgyti, pasidaryti, pasigrožėti. Smagu, da ypač kai toks oras, tai labai smagu. Nors jisai nebūtų užgulus, būtų dar geriau, bet ką padarysi. Negi skūsis čia visą laiką. Gerai, eina laukti, kol paskambės ir ieškuoti rampo, kur čia jos bus. Tai nepraėjo nei 10 valandų ir aš pasikroviau, tiksliau pakrovė eilinį sykį, duris tik reikėjo atsidaryti. Pasidariau pauzę, biškį pasnaudžiu, aišku, miega gal mažokai. Niek nepadarys, kiek dabar yra pusė, nebe 15-11 vakarą. Šausiu per visą naktį. Reikės susirasti degalinę kokią dirbančią, pasimti Red Bulliukų, kad akis žvalesnės būtų ir gazuosim. Tai va, čia bandė jie grybą pripjautam pakrovime, tipo norėjo man pertraukti pauzę. Nu, jau buvo paruoštas krovinys, tai atėjo, sako, važiuok krauti, sako, negaliu man da 2 valandas, reikia laukti iki pauzės. O, tipo, šūdas negalim čia mes laukti, tipo, fiziškai nespėsit į keltą, jeigu čia lauksi, taip toliau ir panašiai. Tai susiskambinau su vadyba. Vadyba sako, siūsk jos ant 3 raidžių, pasibaig pauzę, nes taip jie turėjo krauti mane 12 valandą dienos, po to atkėlė iki 4 ir galiausiai parašė iš viską tik 10 kraus, tai sutarė, kad aš pasidarau pauzę. Tai jeigu nebūčiau pasidaręs pauzės, būčiau užtekęs laikų grinai tik pasikrauti ir vėl stoti parkingą, darytis 9 ir tik greitojui startuoti nuo ryto. Aišku, man tai kaip ir geriau būtų, pasidarai 9 visą naktį, da išsimiegi ir savo dieną žvalas važiuoji. Nu, žodžiu, yra kaip yra, panaktinėsim. Tokie reikalai, ką? 3 diena bus tokie. Matysim, kas bus rytoj. Sveiki gyvi. 4 dienos vakaras. Važiavau iš ryto į Skaniją. Tai mano mašiną remontuoju. Gavau čia kitą Skaniją, kurioje galėčiau įsimiegoti per dieną. Tai sakau, reikia parodyti, kaip mes čia vairuotojai gyvenam toj kabinai po tiek laiką. Aišku, aš tik 2 savaitės gyvenu. Yra kas važiuoja po 4-6 savaitės, yra kas daugiau važiuoja. Tai sakau, parodysiu, kaip čia atrodo ta mūsų gyvenimo vieta. Tai va, turim viršui 3 daiktadėžės. Čia dažniausiai dokumentus deda. Čia turiu mikrobangę. Paskui čia yra kavos aparatas. Saugikliukui, lempučių visokių. Tada turim čia kišenėlę. Kitoj pusėje lygiai taip pat kišenėlė. Čia yra 2 aukšto lova. Čia 1 aukšto lova, kurioje miegojau. Čia šitoj traukinėjas prasiplatin. Tada turim daiktadėžę čia. Šaldytuvą turim irgi. Čia šitas Skania identiška mano, nes čia mano firmos nauja paimta, tik dar neparuošta. Toliau turim distronikai, linijų palaikyms, visokie dėmesio palaikyms ir taip toliau ir panašiai. Ventiliuojamas, šildomas sėdynės. Knopkių visokių pilna. Akumuliatoriaus atjungimus, čia lempas visokias, blokiruotės. Planšetės atrodo taip. Čia dabar, aišku, norvegų kalba įjungta. Nieko nesuprantu, kas parašyti. Na, aišku, suprantu, daugmaž atsimeniu tas pats velnės spaus kaip ir pas mane. Tai yra Android Auto, Apple CarPlay ir daug visokių tais pribumbasų. Multifunkcinis vairas. Tai va, taip ir gyvenam, taip ir praleidžiame šitas dienėlės. Vietos, ką žinau, užtenka, kitiem gal mažokai, pas mane yra R kabina. Nes turiu va šitą dalykioką. S klasės kabina jau nebeturi, yra lygios grindys. Tai va, tokia trumpa apžvalgėlė,
Ką reikia žiūrėti, gal jau sutvarkė mano kamazioką. Reiks nusineš daiktas, darytis kažką vakarienę ir judėsim į šiaurę tolyn. Tai aš jau savo Skanijai pakeitė Skanija batareikas. Nežinau, kas čia su ta Skanija yra, kad per 30 štukų jau 3 ar 4 kartą keičiu tas batareikas. Kažko nelaika, kažkas trumpinu, ten nesuprasi. Tai va, o aš ką, šokau važiuoti, papuoliau į avariją kažkokią čia nais. Nu, ne aš papuoliau. Prieki manis avarija, kelias uždarytas, lengvykė susidūrė su fūra. Tai dabar ėjo žmogelis, kuris reguliuoja eismą, tai sakė, kokias 3-4 valandas reikės laukti. Nu tai lauksim. Vadybai parašiau, kad nebespėsiu aš niekaip išsikraut laiko. Tai galbūt suplanuos jie priekabų perkabinimą. Tai man irgi nėra blogai, tai žodžiu, matysim kas čia kaip. Bet esmė tame, kad stoviu. Ir stovėsiu ilgai aš čia nais. Aišku, čia nelabai ką jūs matysit. Mano atspindžius tik tais, bet ir šiaip nieko nesimata, nes ten už kokių 500-600 metrų tą avariją, tikrai neis aš ten žiūrėti. Žodžiu, niekas nejuda, darbai šią savaitę kažko sunkiai einas, nu bus matyti, įsivažiuosim, pasidarbuosim, taip sakant. Nu tai beveik jau 6 valandas stoviu ant to uždarytą kelią. Tiksliau 5 valandas, 5 minutės. Kai pamačiau Vegvėsenų tinklapį, kad planuoja atidaryti tik tai 7 rytą, tai jau pasnaudžiau gal kokias 3 valandas beveik. Pajutau jau, kad mašinos pabiškiai iš priešas atvažinėja, bet labai matau retais tarpais, tokiais praleidžiu po 2, po 3 mašinas. Tai neaišku, kiek dar čia reikės stovėti, šiaip aš sakau, netoli čia, apie 500 metrų. Tai gal greitai ir jau iš mūsų pusės paleidinės. Nu, žodžiu, nesmė. Esmė tame, kad šiandien vėl tokie niekur daug kilometrų neprasuksiu. Kažkur iki Trondheimo, jeigu davažiuosi, tai bus labai gerai. Vadyba ateis į darbą, pamatys, kad aš niekur nenuvažiavęs, tai jau tikrai galvos priekabos perkabinimo. Bet kaip jau minėjau, man to tik tai geriau. Tai va, galvos sustoti į checkpointą, nes nebetoli tas mano checkpointas, kiek čia gal koks 5-6 kilai. Pasiimt kavelės ir gazą toliau. Nors jeigu koloną visą paleisti, čia nelabai kuri pagazuosi, visi čia nais krūvoj. Greit nenulėksi. Gerai kol kas. Nu ką, lygiai po 6 valandų paleido eismą ir mūsų pusėj. Tai sakau, reik pažiūrėt, gal čia matysis kažkas per kamerą, kas čia buvo atsitikę, nes jau privažiavau prie įvykio vietos. Jeigu čia nenukrisit mano panelės, tai bus gerai. Ja, pavydžiai čia jam dirbdavo -10. Traukė tas fūras visas, nevarkė. Ai, nieko jau viskas išvežiota, mūsų nieko nebėra. Nu, žodžiu. Gerai, gazuoju. Tai kur buvus, kur nebuvus, atėjo 5 kadencijos dieną. Vakar, kai atstovėjau ten tas 6 valandas, tai vis tiek nuvažiavau per tą vakarą, ne per vakarą, per naktį beveik 600 kilų. Vadyba suplanavo, kad varau dabar į Fauskę, ten parkingę pasikeičiu priekabą, dar pagrįžtu atgal kažkiek ir netoli Trondheimą išsikraunu penktadienis 6 ryto, bet vėl yra problema, kad turiu darytis atstojų 24 valandų penktadienį 7 ryto, tai reikia labai tikėtis, kad per 1 valandą jie mane iškraus. O ką aš šiandien nuveikiau, tai nieko nenuveikiau, užsimiegojau. Nuėjau va iki parduotuvės tenais, tai biškį apsiprekinau duonos, energetinę vandens.
servetėlį, taip toliau ir panašiai. Tai va, vėl naktinės, kažkaip visą gaunas, ne visą, pusę kadencijos vien naktim, bet man kažkaip tom naktim visai ir patinka. Aišku, kelias biškai būn prastesnis naktį negu dieną, bet mašinų mažiau. Tai va, tokie reikalai, tokie planai, žodžiu. Važiuosim ir važiuosim, sukam kilas. Nieką iškraut, pakraut nereik, tik tai keitinėt priekabas, vieną priskabinį, kitą numetį. Tai va, ką žinau, nosis vis dar užgulus, atsibodo jau baisiai, neina normaliai prakvėpuot, savijauta šiaip viskas, kaip ir sakiau, pirmai gera, žodžiu, kas čia liko 6 minutės ir kipsim į darbą, sudarom energijos ir darbuojamės. Nu va, tripą kaip ir baigiau, atlėkiau iki Fauskės, pasikabinau kitą priekabą, ten va kolega su lietuviškais numeriais kabinas mano. Nieko, keliukai geri, viskas gerai. Su vėjeliu dar ką aš pavažiuosiu čia porą valandą, manau. Yra įsilsėtis. Ką, susifotkit priekabą. Eiti dušiuką išsimaudyti. Dušiuką jau parodysiu kitam video, kaip ten kas atrodo. Tai va, šitą linksmą gaidą ir pabaigsiu. Ačiū visiems žiūrintiems, ačiū kas komentuojat, kas paspaudžiat laiką, kas prenumeruojat. Tai iki sekančių tada, geros jums dienos.